treneriai, koks jūs komentaras apie rungtynes? Nu, stengiamės, dirbom ir vakar, ir šiandien komanda dirbo, bet gal šiek tiek pritrūko realizacijos, bet šaunu žiūrėti tai, kad visi stengiasi ir visi nori, ir sakyt, nėra abejingų. Tai, kai stengiasi ir nori, tai rezultatas visada kažkada ateis. Ir šiandien gal tų ir progų labai daug nebuvo, bet ir metimų nedaug buvo. Ar mano tai galėjo būti įtaka to, kad buvo vakar ir kelionė į rungtynes? Nu, tai sąlygos vienodas, ką mes žaidėm, ką jie žaidėm. Tai gal kiekviena komanda buvo šiek tiek pavargusi, tai ir to gal agresyvumo šiek tiek trūko, bet plius turbūt atsakingai žaidė. Panthers irgi žinojo, kad su laimėtom rungtynėm turbūt užsitikrins savo vietą atkrintamosiose. Ir gal klausimas jūsų kaip ir žaidėjo, bet tuo pačiu ir trenerių, bet atrodo iš statistikos labai panašiai sužaidėt ir rezultatas buvo lygus, tik kas tose paskutinėse minutėse, manot, kokios savybės komandai turi būti, kad išplėšti tokią pergalę? Savybės tai žaisti nuo pirmų sekundžių iki galo, tai gal individualios klaidos, bet be to nėra. Tai vieną kartą vieni gal klysta, kitą kartą kiti, tai esam komanda, kad ištaisyti kitų klaidas. Šiandien nesigavo gal įmušti įvarčio, išlyginti ir pasiekti pergalės. Ačiū. Iki.